Iš ties palinkėsiu jums tik sėkmės ir kuo greičiau adaptuotis, nes ateinat į vidurį kadencijos. Liko 2 metai, tai ne ką per daug. Ir bus įmanoma padaryti. Pirmiausia, reikia sutvarkyti tais pinigais, kuriuos mes jau esam suplanavę, ko gero, kaip kadencijos pabaigos. Jūsų pareiga ne tik surasti pinigų, paskirstyti teisingai, bet ir, manau, ir prižiūrėti, kad viešieji finansai būtų įsisavinami, įveiklinami skaidriai, efektyviai ir pagal tikslą. Krašto apsaugos ministerija, šiai sistemai mes skirsim vieną didžiausių istoriškai biudžetų, tai yra milijardinės sumos ir turbūt jau esate susipažinę su valstybės kontrolės auditu, kuris praktiškai dar tiek per daug dėmesio nesulaukė, nes tai ko gero tokia bomba, kad kol kas tik laikrodinis mechanizmas paleistas ir tai ko gero susprogs po vasaros, jeigu nebus kažkokie tai veiksmai ir sprendimai daromi. Kokie jūsų kaip finansų ministro veiksmai numatomi ir požiūris būtent į tą situaciją, ar papildomų kažkokių tai priemonių imsitės dabar patikrinimų arba papildomų galbūt užduočių valstybės kontrolį patikslinti tam tikros informacijos, nes viešieji finansai ten, kaip dabar įsisavinami, tai jie ne tik, kad manau, kad greuna pasitikėjimą krašto apsaugos sistemą ir viešųjų finansų tvarkymų, bet ir manau, kad ir teisėsauga turėtų jau pradėti parengiamuosius darbus, pasitikrinti, ar ten nėra piktnaudžiavimų. Taip, kad koks jūsų požiūris valstybės auditu, kokiu veiksmu imsitės krašto apsaugos ministerijos atžvilgiu, kad patikslinimus duotų, kas jau daroma arba taisoma. Iš vis būtent šita situacija ir jūsų požiūris man labai įdomus į krašto apsaugos sistemą, ypač po valstybės auditu. Valstybės kontrolės auditu. Ačiū. Dėkoju labai už klausimą. Tikrai valstybės kontrolės audito išvados mūsų labai svarbios ir tikrai mes neignoruosime jų ir mes privalom užtikrinti, kad kiekvienas panaudotas euras suteiks maksimalią naudą mūsų visuomeniai. Tikrai tos rekordinės išlaidos, kaip ir minėjau, kurios nepaisant to, kad tikrai bus iššūkis mūsų biudžetui, bet jos turi užgarantuoti, kad mums teiks papildomą naudą per ekonomikos augimą, per darbo vietų sukūrimą, per kitas masto ekonomijos kreivės ir rezultatus. Tai yra labai svarbu, dėl to šitam dėmesį labai daug skirsiu, tame tarpe ir visos ES sistemos efektyvumui užtikrinti, o kalbant apie gynybos pramonės išlaidos, man asmeniškai irgi iš tikrųjų sukėlė tam tikrų abejonių paskutiniai mūsų sprendimai. Pasakysiu paprastai, kuomet man tekdavo kaip užsienio reikalų viceministrui susitikinėti su gynybos pramonės atstovais, su amerikiečiais, su europiečiais, su kitų šalių atstovais, mes laiką kurdavom tam tikrą lūkestį. Dėl to, kad mes esam pasitvirtinę tam tikras taisyklės ir, kaip žinia, nuo 30 milijonų eurų yra įsipareigojimas užtikrinti pramoninį bendarbiavimą, kuris papildomas mums naudos mūsų visuomeniai teiktų, kuomet atsiranda tam tikros išimtis, jas tikrai reikia išanalizuoti, tai tikrai mes maksimalų rezultatą pasiekėm. Ir kuomet tų atsakymų trūksta kartais, tikrai mus įpareigoja aiškintis, žiūrėti, kokią tikrai situaciją turim ir labai svarbu tos lūkesčius valdyti, tiek siekiant pritraukti investicijas ir kad tai nebūtų tik išlaidos, bet susipareigojimų ir čia investuoti, juolab, kad yra įprastinė praktika. Kaiminės šalės taipogi, jos vykdomas įsigymus, jos įsireikalauja tam tikrų investicijų į Lietuvą, darbo vietos sukūrimo, pramonės vystimas ir panašius dalykus. Tai mano prioritetas bus šitos dalykus užtikrinti, juolab, kad ir finansų ministerijos ir dispozicija yra tam tikros kompanijos, jų vystimasis galėtų būti prioritetų valstybinių kompanijų turimų ir mes apie tas sinergijas kalbėsim, yra tikrai įdomių užklausų iš rinkos žaidėjų, tam prioritetą skirsim ir grįžtant prie jūsų klausimo, šitam dėmesio tikrai netruks. O mano asmeninio įsitikinimu, kadangi jau yra ir tęstiniai darbai, tikrai mes turėsim užtikrinti, kad būtų pramoninis bendarbiavimas vykdomas, nes tas lūkestis yra tiek rinkos žaidėjams, tiek mūsų visuomeniai. Aš taip patikslinčiau gerai, nes aš daugiau savo klausimą buvau susijęs su valstybės kontrolės auditu. Esam koalicijoje, esam valdančioji dauguma, bet gynybos klausimai man patinkai svarbus, tai aš tik noriu galbūt, kad jūs pasižymėtumėt pas save, galbūt akcentuoti, kad ši audito informacija ir ataskaita bus pagrindiniai kitos sesijų metu mano darbotvarkė, aš pas jūs neina kartą apsilankysiu, bet būtent eisim per eilutes, ką ten išsirašė, jeigu dar nesusipažinę.
kokiu veiksmu ėmėsi finansų ministerija, kokiu ėmėsi Kanapyros institucijos, tai tą audito visą informaciją persiskaitykite ir skirkite maksimalaus dėmesio, nes bandysim kartu mes tuos sprendimus priimti, nes vis dėlto tai didžiausi viešieji pinigai. Gerai? Tikrai taip. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Dainiau.